Laidą remia Įkrautas, elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui. Lintrovertas, skaitau Astros mokintojos eilėraštį, kur jisai kaip lubose įmontuotas ventas. Kas per ventas, ventiliacinė anga. Oi, tikrai taip. Ir mokytoja, žiūrėk, aš žinau, kad negali tokias kaip tu atsispirt man, bet nustok su eilėm, ypač DM-uose. Tarsi, žiūrėk, aš tave tuoj blokuosiu. Labas, Algi. Labas. Šiandien pas mumis ant povestkės ir specialiai pavartojo žodį povestkė, kvadratinį, kaip yra šiais laikais madinga sakyti, dėl to, kad šiandien Linas skaitys, o aš kiek galėsiu asistuosiu, nepertraukdamas stengsiuos, paskaitą apie Pobėdobėsiją. Pobėdobėsija yra vos nepasakau fenomenas, nors tikrai nereikėtų taip sakyti, nes fenomenas savyje turi kažkokį užtaisą, kažkokio garbingo ir tokio beveik moksliško, kaip hidrostatinis paradoksas, pavyzdžiui. Tai nėra fenomenas, tai yra tiesiog verčiasi kaip pergalės. Bėsija, tai nuo žodžio bės, tai yra Belzebubas, šetonas, Luciferis, velnias. Ir rusų kalboje bisytse nuo šito žodžio veiksmažodis yra šėlti blogąją prasme, velniškai, velnintis turbūt. Tai vat pergalės velnystė. Ir mes, aišku, kalbam apie tai, kad rusai, rosijanai, jie tą pakėlė į tokį skizofreninį lygį, kuriame neigia. Taigi jų nesenas trendas yra. Ir Putinas, ir jie turi tokį Jakov Kedmi. O kaip mes žinom, nėra baisesnio turbūt variantų, kai rusų nacistas apsimeta žydų. Tai yra vienas baisiausių dalykų. Tai tas Jakov Kedmi rimtų veidų, ir Putinas tą reverberuoja, sako, kad Antro pasaulinio karo metais prieš Sovietų sąjungą kariavo visa Europa. Suprask, ir Šveicarija, ir Norvegija, ir Britanija sąjunga. Yra blogiau? Jo, taigi vis Amerika irgi buvo vokiečių pusė, jeigu nežinojai. Ačiū, Algi, už tokį, žinai... Introdukšumas už $1000. Jo, taip sakant, ačiū, Algi, ačiū visiems žiūrintiem. Vėlgi, aš šitoje vietoje iš karto gerai diskusijai tau paprieštarausiu, aš tai tikėjausi pasišaudyti pirminą atgal. Tai pirminą aš tau pašaudysiu, jo. Ne, tai jeigu tu nori, aš galiu imti savinikuoti kokį nors tą patį Jakovą Kedmį, aš tau poziciją žinau. Aš galiu pasakyti, kodėl man šita tema tokia įdomi ir kodėl aš pasiūliau, ką Algis vėl pakvietė apsireikšti studijoje. Yra tai, kad man visam šitam yra du dalykai. Pirmas dalykas yra viskas, ką tu apibūdinai, tai yra, aš tai vadinu misticizmu. Aha. Nes ten yra nueita iki absoliučių misticizmų, kur ten dieve. Hitlerinis okultizmas, jie nieko nesiskiria iš esmės. Beveik, bet ir jie dar garbina Hitlerį, taip sakant. Bet ir jie, aš labai atsiprašau, kol nepamiršau, ar tu žinai, kad jie turi tą šrainą, tokį jų pergalės kažkokią pusiau bažnyčią, pusiau kultinį traukos objektą, kuriame eksponuoja, kaip jie patys mano ir teigia, Hitlerio furaškę tą, reiškia. Va, šitą nežinau, aš tik tai žinau, pažiūrėkit. Kad ten muziejų daug, bet čia yra vienas dalykas ir visada šitą temą yra aktuali, bet man tai visam šitam kontekste yra kitas dalykas, toks labai įdomus ir toks yra angliškai tas geras terminas, tas monkey paw, kur iš principo, kai apie kažką ilgai kalbi ir nori, tas įvyksta ir tada tu gailies. Nes jiegi ten daugybę metų kalbėjo, повторим, čia, na Berlin, čia dar viską. Ir tai, tarp kitko, aš nelabai kvadratiniam raideliam kalbu, tai atleiskit tie, kurie mokat geriau už mane. Ir jie kartoja. Ir kartoja pagal geriausias tradicijas. Milijonai žuvusių, dega Rusija, ekonominis kolapsas, ten mobilizacijos. Ir man visas šitas dalykas yra toks, liūdnas priminimas iš tikrųjų apie tai, kad reikia būti atsargiu, ko tu nori. Nes jie tiek metų savo pergalės dienos paradus organizavo, kad šiais metais, 26, jeigu kas nors žiūrėsit vėliau, jau reikėjo Zelenskio leidimo paradui. Taip. Šitas man labai smagus buvo. Tai vat, ir kaip pagalvojai, ironiškai, 41 metais, kai, žopa buvo jiem ten visiška, kai buvo tas, man atrodo,
tas metų gale, kur paradas buvo ten, man atrodo, spalio revoliucijos, nes spalio revoliucija, aišku, lapkritį, tai ar kažkas tokio, kur buvo irgi paradas, kur Stalinas skėlė kalbą, o tankai, kurie važiavo per paradą, tiesiai į frontą nuvažiavo. Anot tos legendos. Kas, gana panašu į tiesą, tai čia, man atrodo, gruodis jau buvo. Gal lapkritis. Sniego buvo. Vokiečiai stovėjo prie Maskvos. Sniego buvo. Aišku, o tu žinojai labai tokia linksma trivija apie tą Stalino kalbą, kuri buvo įrašyta tam paradė. Ne, labai įdomu. Ten buvo toksai, ir tu gali įsivaizduoti, kad kai kažkam Stalinui reikėjo tau pasakyti, tada aš spėjau, turėjo traukti šiaudus, kurios trumpiausias, nes tas, kas ištraukė, turėjo pasakyti, turbūt jau su čimudaliuku į gulagą, taip sakant, pasiruošęs. Stalinas kėlė kalbą ir jos nieks neįrašė. Ir turėjo atėti pasakyti, draugas Stalinai, o pakartokit kalbą, kad įrašytų. Čia žaidimas yra tai, kad su ugnim, čia su šitomu perdalu. Bet pasirodo, Stalinas buvo labai piktas, bet pakartojo tą kalbą, nes suprato, kad, reikia, taip sakant. Jau ir jis suprato, kad padaidega. Ir jie neturėjo tam tuo metu backupinių mikrofonų, kuriuos aš turiu. Jeigu šitie neveikia, tai šitie suveikia. Taip. Ir sakau, man su antru pasauliniu karu ir jo tuo didžiuoju tėvynės karu, man tas misticizmas visada buvo labai savotiškas ir aš pamenu dar gerokai iki karo, kai netgi politika tiek nesidomėjau. Man visada būdavo labai keista, kad čia, pergalės dienos paradas ir tas visas paftarim dalykas. Ir galvoju, bet čia važiuok tas pats, kas prancūzai būtų, Somos mūšis pakartojam ir taip maždaug keista. Keista ir sakau, dabar pas juos tas grįžo, bet gal tai bus pagaliau ta generacinė pamoka jiem, reikia tikėtis, kad gal geriau nereikia kartuoti tokių dalykų. Tai niekada pas jos neteis, tu labai wishful thinkinai čia. Aš tikiuosi, kad bus į geresnę pusę, kada nors kas nors. Nes vėlgi, kaip tik šiandien sumontavau, kėliau savo memberiam video apie tai, kodėl Putino režimas laikos. Tai aš irgi realiai pabaigiau, kad Putinas, net jeigu bus nuimtas, kas yra didžiulis klausimas, nes šiaip aš pažįstu iš Rusijos kilusių žmonių, vėlgi čia, kaip nekad sakęs, kurie dar 14 prieš Krymo aneksiją protestavo Maskvoje. It takes some balls, taip sakant. Jie man sako, kad, žiūrėk, Putinas dar 10 metų laisvai laikysis. Aš norėčiau, kad geriau būtų, bet kita vertus tikrai geriau, nes yra geras klausimas, kai visa jų visuomenė tokia užfašistinta ir užzombinta, ar bus geriau? Ar neteis koks nors radikalas, kuris sakys, atominės bombas visas pusės. Aš laikausi, vos nepasakiau konservatyvaus požiūrį, bet aš nežinau, kiek jis konservatyvus, aš sakyčiau, jis tiesiog blaivas yra, kaip iš asmens, kuris labai gerai išmano Rusiją. Tai aš visada pabrėždavau, kad Putinas yra tik pasiekmė. Priežastis yra ta visuomenė. Simple as that. Su liūdės tenka pripažinti, bet vėlgi, ta visuomenė, aš nepabijosiu žodžiu, yra baudžiauninkų palikuonis. Kaip aš tai matau, jiem šimtmečius buvo kalamas nuosekliai nuolankumas, nuleis galvą, nieko nekvestionuok. Jeigu matai kitą baudžiauninką kažką darant, įskūsk jį, nes bausim visą kaimą ir taip toliau ir panašiai. Krugavąją parūką tai vadinasi. Tai ir kur yra niuansas visam šitam dalykė, kad jie yra molis, kurį galima nulibdyti iš tikrųjų. Ir jeigu mes vėl grįžtam prie to didžiojo tėvynės karo misticizmo, ir vėlgi aš pakankamai jaunas, kad nebūčiau to matęs akim, kurios supranta 90-aisiais, 2000-aisiais. Bet buvo, kaip aš tai matau iš modernios perspektyvos, kai buvo perestroika, paskui Jelcinas, jie bandė tą molį nulibdyti galbūt į žmonišką visuomenę. Nes ta visuomenė seks tą, kas bus valdžioj, taip sakykime, kaip aš tą matau. Jie, aišku, tai lipdė savo būdais, ten korupcijos buvo kiek priklauso, bet kita vertus, ukrainiečiai po biškį išlipo iš viso šito ir nuėjo visgi vakarietišką pusę. Taip. Tas yra vienas didžiausių geopolitinių laimėjimų 21 amžiaus pradžios. Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Vėlgi, Ukraina nėra tobula ir dalykas yra toks, kad man kas labai tarp dantų girgžda, taip sakykime, kalba eina apie Ukrainą, kad Ukrainai tiek daug korupcinių istorijų. Gerai, nes vadinasi, jie jau gali garsiai apie tą kalbėti, jie gali tą kritikuoti. Galų gale mes pažiūrėkim dinamiką ir matysim, kaip jį gerėja, kaip Lietuvos korupcijos dinamika gerėjo nuo po 90 metų. Taip, nes pirmas dalykas spręs problemą yra pripažinti, kad jie yra ir apie ją kalbėti. Bet kas nutiko, kad dėl vienu ar kitų priežasčių vėlgi valdžia atėjo Putinas. Ir vėlgi aš esu apie tai kalbėjęs, kad jisai turėjo būti oligarchų statytinis, tik tai paskui dinamika sugebėjo apsiverti.
Bet labai, ir vėl, kodėl aš šitą visą temą plėtoju, nes jinai labai gražiai grįžta prie didžiojo tėvynės karo misticizmo. Nes man atrodo, ir mūsų pirmam pasidėjime aš tos švelniai priliečiu, ir dėl to aš ir galvoju, kad būtų smagu paplėtoti šitą temą. Labai yra įdomu žiūrėti Putino valdymo pradžioj, kaip jie bando kabintis prie skirtingų Rusijos istorijos etapų, kad save legitimizuotų. Ir kaip aš tai matau, jie pradžioje netgi bandė kabintis prie Rusijos imperijos. Caras Putinas vos ne. Tik tai tiek, kad žmonės neatsiminė tos caristinės sistemos, jie negalėjo su tuo empatizuoti. O Sovietų sąjunga, tu vėlgi turi visus iš sovietų paveldėtus propagandinius filmus, kuriuos vėl gali pradėti sukti. Turi žmonės, kurie gal netgi veteranus, kurie tais laikais dar tikrus, ne taip kaip dabar, kur ten žmogus gimęs 57 medaliais apsikabanoja ir aš veteranas. Jie dėdavo vaivalą, ar kaip ten, nežinau. Tai dėda, tai čia jo dėdas, bet dažnai iki šiol jie save pateikia kaip tuos, kurie dar 45 suostė paraką Berlyne, kas yra nesąmonė. Tai va būtent. Tai va, nebuvo su Putinu tokio bairio, kad kažkada jam praslydo, kad mano tėvas ten žuvo kare ir taigi Putinas 50 kažkelintais gimęs. Ten Putinui kartais praslysta tokių. Bet va čia yra toks pavojingas visai precedentas, kad jiem reikėjo kažkaip tą molį baudžiauninkų sulibdyti į kažkokią tai nuoseklę tautą, kuri nenori daugiau laisvės, nenori kelt galvų prieš oligarchus. Aš labai atsiprašau, sakydamas baudžiauninkai, tu nepamiršk vieną labai svarbus dalyko ir apie tai Saloninas didžiulė yra labai gerą laidą padaręs. Sakydamas baudžiauninkai, tai suponuoja, kad tik valstiečiai ten buvo dukinami. Ne, ta valdžios vertikalė, tu galėjai būti didžiausias dvarininkas, vardos Stankinas ar Myškinas. Jeigu tu ką nors blogai padarai, tau rykščių gausi. Taip bus 18 amžiuje dar. Kaip niekada jau vakarų Europoje negalėjo būti iš principo. Tęskite. Ne, tai čia aš tam pritariu, bet vis tiek yra visos visuomenės šitas dalykas. Nes vėlgi taip yra kita dalis, tai yra valdžios vertikalės. Čia yra visai kita tema, bet vis tiek, kaip rodo, gal vėlgi aš esu optimistas, bet kaip rodo galų gale Prancūzijos revoliucija, Amerikos revoliucija, galų gale lietuvių laisvės noras. Tai kaip aš tą matau, lietuvių laisvės noras atėjo iš tautos. Tai. Ir atrodytų, kad gerai, tu ten viršų gali turėti, ką nori, ir arba jie turės būti nunešti, kaip ir sušaudyti, kaip kad Rumunijai nutiko su komunistais, arba turės prisitaikyti, kaip kad Lietuvoje nutiko su komunistais. Bet jeigu tauta nori, jinai ištrauks. Prie ko aš lenkiu, kad taip, inteligentija yra nunešta ten visi lankstas carui, čia yra teisybė, bet jeigu pačios apačios nieko nenori, tai nieko nebus iš principo, ilgainiui bent jau, aš apie tai kalbu. Ir čia susišaukia beje su labai liūdnų dalykų, kurį paminėjo Aurimas Navys su Mindaugu Svajūnu savo apžvalgos. Ir tai dalykas, kurį aš ir pats vis laik sakau, nesidžiaugim, kad dega tie wildberries labai jau. Nes paprastas rusas, taip vadinamas paprastas rusas, yra toks ištarbingas, blogąja prasme, toks servilus ir docilus, kad tu jam ant galvos lydytą šviną kraping. Jis vis tiek eis ir kovos už savo tą šūdą. Va čia yra liūdniausia. Taip ir ne. Va čia aš irgi. Aš tikiu, kad šitas veikia iki tam tikro lygio. Nes vėlgi, jeigu mano kontraargumentas būtų, jeigu mes visgi pasižiūrim į didžiausius neramumus ir sukilimus Rusijoje per paskutinius, tarkim, 150 metų. O tu teisus, čia pralaimėjimas Japonijai, pirmam pasauliniam, nepamirškim Krymo karo pralaimėjimo, kur irgi jam labai skaudėjo ir ten dalis norėjo reformuotis, bet reformatorius, taip sakant, irgi biški. Bet jie vis tiek liko tas pačias sušikta Rusija. Jie liko tais pačiais, bet bent jau kildavo kažkokie neramumai. Ir šansai kitiems. Taip, nes po 904 neramumų Lietuva atgavo teisę naudoti lietuviškus rašmenis. Taip. Nuo šiam trečių, man atrodo, buvo uždrausta po sukilimo antro, taip, iki pat 4. Taip būtent. O po antro sukilimo, tai mes techniškai laisviai turėjom langą. Aišku, ten viskas labiau komplikuočiau, nes mes buvom kaip ir Vokietijos priskirtoj teritorijai pagal Brestą Litovską. Taip. Bet vėlgi, galimybė tam atsirado, nes rusai patys save dadubasino, taip sakykime. Tai vėlgi, dalykas, čia galima būtų tokia, kaip pramušama, kaip nežinau, esama buvusi fizika. Galima grafiką būtų piešti, noro kariauti, kad yra blogai, tas noras kyla, bet kažkurio momentu nebėra maisto, nebėra namų, nebėra šilumos
Ir tada svarbiausia, kad būtų kažkokia tai kibirkštis, tada jam nebesvaru prieš ką kariauti, tada jie gali kariauti prieš savus. Čia specialiai pasakė, kibirkštis, ar tu žinojai, kad leninistiniais laikais jų vienas pagrindinių pradžioj buvo Iskra, kas yra kibirkštis. Čia tiesiog sutapo. Laikraštis. Jo, ir buvo, pavyzdžiui, Vilniaus, man atrodo, kibirkštis moterų krepšinio komanda iš sovietinės Lietuvos laikų. Man atrodo, iki šiol nepakeitė pavadinimą, ir gal ir gerai, nes tai, kaip ir gražus daiktas kibirkštis yra, ne? Ne, tai čia yra gražus žodis, tai aš, žinai, jeigu aš nebūčiau žinojęs, mano kartai tai net nebūtų kliuvę. Bet yra va šitas dalykas, kad kažkurio momentu jie apsisuks ir durtuvus į kažką nukreips. Klausimas tik tai, ar bus kas juos veda. Ir čia yra tas dalykas, kad visa sistema viršui yra sukonstruota kol kas, kad Putinas ją galėtų išlaikyti. Tai yra oligarchai, silovikai, FSB, visi kiti. Aš labai trumpą ekskursą, kalbant apie durtuvus ir kalbant apie tuos jų laikus, jų tą pilietinį karą vadinkim, taigi čia vėlgi su Krymu susiję, aš nesimenu, kas Kryme iš baltųjų, ar Denikinas, ar Vrangelis, bet neatsimenu, komentarus. Taigi jie, kai pralaiminėjo raudoniesiems, ir juos ten stumė į jūrą ir jiems didžiai apimtim gailėjo šuvinių, jas ten po ledu kišo. Ir tai buvo apskritai labai paplitęs dalykas, tuos baltuosius kišt po ledu, nebūtinai ten Krymo teritorijai. Ir aš labai noriu, kad kai pas juos kas nors įvyks, kad jie visus tos dabar oligarchus, tas visas bydlo iš apačios atėjęs, kur be dantų, kištų po ledu ir man jų nebus gaila. Kaip, man atrodo, net aš esu. Ir atsiprašau, ir šitą keulę su vario laidais ant galvos, latinina, kad jie irgi po ledų pakišo, nes jie nusipelnė. Jinai prilygsta karo nusikaltėliai. Čia du pastebėjimai. Man atrodo, net aš esu girdėjęs rusišką pasakymą, pūlė dūra, aš tik maladėts. Nekalbantiem kvadratiniam raidelėm, durtuvas yra šaunuolis, o kulka yra kvaila. Tai jie turi šitą. Bet, o antras dalykas, net ir šitas nėra originalu. Per antrą JAV nepriklausomybės karą, taigi buvo tas mūšis, kur, man atrodo, kanadiečių per brūkšnelį Britų pajėgos durtuvais ten amerikiečius nuo kažkokios salos ten stumė. Laidos pilna apimtim ir didžiulio archyvo ieškokite Patreon arba Substack arba Contribui kanale, kuris taip ir vadinasi Algis Ramanauskas. Laidą remia Įkrautas, elektromobilių įkrovimo sprendimai, saulės elektrinės ir energijos kaupikliai jūsų namams ar verslui.